Sveiki! Būna visokių gyvenimo situacijų ir kartais tų standartinių 2 pultelių, kurie įdėti būna į automatikos komplektaciją, neužtenka. Tiesiog gal prisidėjo vienas šeimos narys arba gal kažkur pametėt. Tai dabar parodysiu, kaip prisirišti naują pultelį, bet rišam netiesiogiai prie automatikos, nenuiminėjam dangčio, o tiesiog kopijuojam. Vienas su vienu pulteliu senuoju atidarysim kanalą, o į kitą pririšim. Tai va. Toks pasirodo bairis irgi įmanomas, tai taip ir pabandysim padarysim. Turim 2 pultelius skirtingus, vieną senesnio modelio, kuris ėjo iki praeitų metų, o čia yra naujesnis modelis. Tai jeigu šitame sename yra specifinė baterija, kurią ne visur galima buvo rasti nusipirkti, tai šitame yra jau tabletė, kurią tikrai visur galėsit nusipirkti. Ir dar čia yra keli tokie nauji įdiegimai, tai saugesnis kodas, sudėtingiau jį nulaužti. Gamintojas teigia, kad dabar apskritai neįmanoma jo nulaužti, bet tai tikriausiai tik su laiku. Taip, bandom, ane? Paimam seną pultelį, jis gali būti ir naujas, gali būti 2 identiški nauji. Ir, va taip jis atrodo, ne? 2 viršutinius klavišus spaudžiam vienu metu ir laikom 6 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tada spaudžiam tą mygtuką, ant kurio buvo pririšti vartai. Ta prasme valdymas. Vėl iki 6 skaičiuojam. Viskas. Dabar tą patį darysim su šitu naujuoju pulteliu. Spaudžiam vėl 2 klavišus, skaičiuojam iki 6. Paleidžiam. Dabar ant norimo klavišo pririšam. Viskas. Prisirišo. Pasižiūrim, ar iš tikrųjų prisirišo. Valio! Veikia. Puiku.